Sveiki, mėly broliai ir seserys. Noriu padrąsinti jūs Dievo žodžiu, nors negaliu būti kartu su jumis, bet Dievas jis yra gyvas ir jis nori mus drąsinti, jis nori mus palaikyti. Ir mes šventajame rašte matome, kad Jėzus jis pašaukė savo mokinius sekti paskui save. Mes Morkaus Evangelijoje skaitome Morkaus Evangelija, 1 skyrius, nuo 16 iki 20 eilutės. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklus į ežerą. Mat jie buvo žvejai. Jėzus tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Ir tojau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Ir praėjus truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną valtyje, betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Taigi mes matome, Jėzus pašaukė mokinius. Ir taip atrodo iš šitos istorijos, kad tie mokiniai, jie paima tiesiog išgirdę Jėzaus žodžius ir nuseka paskui Jėzų. Tačiau jeigu mes įsigiliname į priešistorę ir sinoptinės evangelijas, mes matome, kad jau Andriejus, Simonas, jie jau buvo Jono mokiniai. Jie jau 9 mėnesius kartu buvo su Jonu Krikštytoju. Ir jie girdėjo apie ateinantį Mesiją. Jie matė, kaip Jonas Krikštytojas pakrikštijo Jėzų. Girdėjo liudijimą, kaip ant jo nusileidžia šventoji dvasia ant Jėzaus. Taigi mes matome, kad Jėzus pašaukė ne tiesiog nepažįstamus žmonės, bet jis pašaukė tos žmonės, kurie jau yra girdėję Dievo žodį. Ir Dievas jis įvairiais būdais mūsų gyvenime panaudoja žmonės. Vieni žmonės mums paskelbė Evangeliją per darbus, kiti per kažkokį tai galbūt gerą veiksmą, kiti liudija, bet jie kalba mums apie Kristų. Bet ateina laikas, kai mūsų širdis pradeda atsiverti. Ir todėl Jėzus, jis mato Simoną, mato Andriejų ir Jokūbą, mato, kad jų širdis yra pasiruošusi atsiverti ir sekti paskui Jėzų. Todėl tas Dievo pašaukimas, jis yra palaipsninis. Ir todėl net jeigu ir mes kitiems liudijame ir skelbiame apie Jėzų ir jie iš karto nepriima, jų širdis iš karto nebūna atvira, mes neturime nusiminti, bet žinoti, kad Jėzus, jis per tai gali pašaukti juos. Ir ačiū Dievui, kad jis atsiuntė anksčiau į mūsų gyvenimus žmonės, kurie paskelbė mums vieną kartą, kitą kartą Evangeliją. Ir mūsų širdis atsivėrė tam Jėzaus kvietimui. Ir matome, ką reiškia tas Jėzaus kvietimas. Jis reiškia ne tiesiog paimti ir sekti paskui Jėzų, bet jis reiškia pakeisti savo mintis, savo laiką, savo gyvenimo būdą. Jėzus kviečia ne tiesiog
kažkokiai tai religijai, kurią mes turėtume išpažinti, ne kažkokiam tai taisyklėm, bet jis kviečia į santykį su juo. Jis kviečia į tą vietą, kur mes, kaip skaitome šventajam rašte, kad mes turime atsisakyti savęs paties ir priimti Jėzų, priimti Jėzaus valią, priimti Dievo valią. Taigi mes matome, kad mokiniai palikę tinklus nusekė paskui jį. Simonas paliko tinklus, Jokūbas paliko su Andriejum tinklus ir sekė paskui Jėzų. Ir kaip būna skelbiama Evangelija. Ir pirmiausia, žmonėms yra pasakoma, ateik ir pamatyk. Ateik ir pamatyk, kad Dievo žodis, jis yra tas, kuris kalba apie mūsų nuodėmes, tas, kuris kalba apie Dievą, šventą Dievą ir apie tą Dievą, kuris tave myli ir nori susigrąžinti su tavim santykius. Ir apie tą Dievą, kuris atsiuntė savo sūnų Jėzų, kad mes galėtume su juo vėl bendrauti. Ir mes kalbame žmonėms, ateikite ir pamatykite. Ateikite ir pasižiūrėkite, ateikite į bažnyčią ir jūs išgirsite tą išgelbėjimo žinią. Ir tai pakeis jūsų mintis, jūsų charakterį. Ne tą žinią pakeis, bet kai jūs atversite savo širdį Jėzų, kai jūs pradėsite su juo bendrauti, kai jūs pradėsite pažinti ir suprasti, koks yra Dievas, jūsų mintis pradės keistis. Ir tada, kai mes susidūrėme su tuo klausimu, ką man daryti prieš Dievą su savo nuodėmėm, tada ateina antras žingsnis. Tada aš turiu pasirinkti. Ateina pasirinkimas, ką dabar aš turiu daryti. Atgailauti ir tikėti, arba užverti savo širdį ir abejoti. Pasilikti kažkur tai galbūt tiesiog šalia ir dar stebėti tik iš tolo, kas kalbama apie Dievą. Ir dažnai, deja, šiais laikais, kai žmonės girdi apie Jėzų Evangeliją, jie dažnai galvoja, kad tai yra kalbama apie bažnyčią. Tai yra kalbama, kad tau reikia pasirinkti, kad ar tu būsi šitoj bažnyčioj, ar tu būsi čia šitam tikėjimo išpažinime. Bet žinote, mielieji, mes skelbėme apie Jėzų. Mes skelbėme apie santykį su juo. Ir šiandieną, kai žmogus girdi Evangeliją, kai žmogus girdi apie tai, kad Dievas jį myli ir jis atsiuntė dėl jo savo viengimį sūnų, kad jis galėtų pasirinkti tikėti Evangeliją, tai jis turi suprasti, kad jis turi pasirinkti ne bažnyčią, ne tikėjimą, bet jis turi pasirinkti tikėti Jėzumi. Ir tai yra svarbiausias pasirinkimas jo gyvenime. Todėl šventasis raštas, jis ir kalba, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atsiuntė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taigi, ar tu tikėsi šiandieną ir atgailausi ir priimsi Jėzų kaip savo asmeninį gelbėtoją? Tai yra antras pasirinkimas. Ir toliau mes matome, kad
tie Jėzaus mokiniai, kuriuos jis pakvietė, jie seka paskui jį, jie pasilieka su juo, jie mokosi iš jo. Taigi, toliau kitas žingsnis, kad Dievas kviečia žmogų, tai yra prisijungti prie bendruomenės, prisijungti prie tikinčiųjų, kartu skaityti šventąjį raštą, kartu ateiti į pamaldas ir klausytis Dievo žodžio, kad mes galėtume mokytis ir augti pažinime. Mokytis ir augti pažinime. Ir toliau, kai Jėzaus mokiniai yra šalia Jėzaus, jie girdi, ką Jėzus kalba, jie girdi apie Dievą daug dalykų. Ir mes matome, kad juos toliau Jėzus kviečia, kad jie taptų žmonių žvejais, kad jie patys eitų ir toliau skelbtų Evangeliją. Jėzus išsiunčia savo mokinius po du eiti į kitus miestelius. Mes Morkaus Evangelijoje 1 skyriuje taip pat skaitome nuo 38 eilutės. Jis atsakė, tai yra Jėzus: eikime į kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Jėzus kviečia eiti ir kartu skelbti Dievo žodį. Ir dar vienas dalykas, į kurį Jėzus kviečia žmonės, tai atsakyti taip, kaip atsakė mokiniai, palikti tinklus. Ir kai mes sekame paskui Jėzų, tai mes matome, kad mes turime atsižadėti savo gyvenime tam tikrų dalykų, kad galėtume įvykdyti Dievo valią, kad galėtume kažką tai padaryti dėl Dievo, mes turime kažką tai palikti. Bet deja, 80% žmonių, kurie ateina į bažnyčią, jie lieka tam trečiame punkte. Jie tik tais ateina į bažnyčią mokytis ir augti pažinime. Ir taip yra nelengva toliau pereiti ir pradėti pasakoti kitiems žmonėms apie Jėzų, dalintis tuo, kas yra tavo gyvenime. Bet Jėzus mus tai kviečia ir šaukia. Ir jis kviečia mus palikti, kažką tai palikti. Ir kad mes galėtume skelbti Evangeliją, mes taip pat turime palikti tam tikrus dalykus. Ir tai dažnai yra mūsų laikas, kurį mes esame suplanavę. Nes kad skirti žmonėms laiką, kad su jais bendrauti, mes turime išmokti palikti ir atsisakyti savo laiko ir skirti jį kitiems žmonėms. Taip pat mes turime išmokti ir palikti tą komforto zoną ir stengtis tiesiog galbūt kitą kartą užmegzti tas tyčinės pažintis su žmonėmis. Kai mes bendraujame, einame kažkur tai su draugais, su žmonėmis, mes galime tyčia stengtis su jais susipažinti, kad galėtume
paskelbti Evangeliją, kad galėtume su jais turėti pirmiausia draugystę, bendrystę, o paskui jiems papasakoti apie tai, ką man yra padaręs Jėzus, kaip jis man yra atleidęs nuodėmes. Ir į tai Jėzus mus kviečia, kad mes dalintumės šitą gerąją naujieną, dalintumės tą gerąją naujieną, kad Dievas, jis myli žmogų ir jis nori su juo bendrauti, kad jis atsiuntė savo sūnų Jėzų, kuris gali atleisti ir išlaisvinti iš nuodėmės, iš įvairių priklausomybių. Ir geriausias liudijimas yra tai, kai mes patys dalinamės tuo, ką Jėzus man padarė, kaip Jėzus mane išvedė iš mano nuodėmių, iš mano priklausomybių, iš mano kažkokių tai negerų charakterio bruožų. Ir kaip aš pajutau tą laisvę ir tą dvasinį atgimimą, kurį Jėzus yra davęs. Taigi, palikime tą komforto zoną ir stenkimės megzti tas tyčinės pažintis ir darbe, ir namie, su kaimynais, su bendradarbiais, su įvairiais žmonėmis. Žinote, Dievas, jisai turi būdų, kaip mus panaudoti. Ir mes dažnai turime apsižvalgyti aplinkui ir pagalvoti, kaip aš galiu paskelbti Evangeliją, kaip aš galiu pasidalinti su žmonėmis gerąją naujieną. Ir tai gali būti tos aplinkybės, kuriuose tu esi. Ir aš prisimenu praeitus metus, kai mūsų vaikai pradėjo lankyti mokyklą, kai vyriausias sūnus pradėjo lankyti mokyklą ir atsirado galimybė, kai mokytoja kviečia tėvus prisidėti prie ugdymo ir siūlyti idėjas, ką daryti. Ir mums kilo idėja pasidalinti vaidinimu, krikščioniško vaidinimo su Evangelijos žinia mokiniams. Ir mes tai pasiūlėme, kad mes tai galime padaryti. Ir mokytoja sutiko. Ir tai buvo puikia proga skelbti Evangeliją. Taigi, kiekvienas iš mūsų mes galime pagalvoti apie tas aplinkybės, kur mes esame. Ir dažnai mes galime nusiminti, kai mes pamatome ir pabandome kelis kartus kalbėti žmonėms apie Dievą ir jie nusivilia. Ir mes nusiviliame, kad jie nepriima Evangelijos. Bet mes matome, kad yra kitų žmonių aplinkui, su kuriais mes galime pasidalinti gerąją žinią. Ir mūsų tikslas visų pirma būti tais gerais žmonėmis, gerų liudijimų aplinkiniams ir tuomet išnaudoti tas aplinkybės ir tas situacijas, kurias Dievas duoda. Bet tai nebus savaime, jeigu mes to neplanuosime, jeigu mes neplanuosime palikti savo komforto zonos, palikti savo laiko ir skirti būtent to laiko, kad mes galėtume daryti Dievo darbą. Taigi šiandieną aš noriu jūs padrasinti, kad jūs pasinaudotumėt šituo Jėzaus pašaukimu, kad pasinaudotumėte tuo pašaukimu skelbti apie Jėzų kitiems žmonėms, tapti žmonių žvejais, tose vietose, kur jūs esate, kad jūs sugebėtumėte išnaudoti tas aplinkybės. Nes Dievas mus pašaukė ne tik, kad mes ateitume į bažnyčią, mokytumės ir augtume pažinime ir pasiliktume tame,
bet kad mes eitume ir darytume kitus žmonės Jėzaus mokiniais. Tegul Dievas palaimina kiekvieną iš mūsų. Amen.